Žiūrėkit, aiškėja visas pamišimas visų tų pamišusių, kur eis vatužėlė, žudys su plaktukais. Tai kai jie daro nusikaltimus, jie save pateisina ir jie dabar daro nusikaltimus ir paskui eis užmušti tuos, prieš kuriuos padarė nusikaltimus ir jie čia sukurs naująją visuomenę. Tai pasižiūrėkite, antiek išprotėjo, kad kitų žmonių vardais darosi menisko operacijas. Greičiausiai čia aš tik tai taip suprantu, nes tas iššoko vizitas kažkoks, kur nukreipta pas chirurgą, kur anestezija, kur dar kažkas, tai čia tik tai susiję su menisku ir su operacija. Ir sakau, pirmą valstybinių kasų specialistė nesuprato, ką aš pasakoju. Sakau, jūs įsiklausykit, sakau, čia gali būti keliasdešimt tūkstančių eurų iš viso. Ir tada, kadangi pas mane nėra daryta operacija, pas mane sugydinėja savaime, greičiausiai net ir nesugijo, nes va vėl užsirišau, nes pas mane, kaip ta, kur nusižudė, sakė, man senatvė, tam tikrą prasme man kai kur yra senatvė, dėl degeneracinio viruso, aš dar su degeneraciniu virusu kovojau prieš gimdama, nes mane labai apdovanojo, mane labai mylinti motina apdovanojo daug virusų, daug visokių tenais bakterijų. Ir štai tas kelieno sutrešimas yra dėl infekcijų. Ir tu nieko negali padaryti. Aš turėjau, aišku, puikią vaikystę, užaugau operos ir baleto teatre, koncertų salėse, paskui etnografinis visas sąjūdis, tikrasis sąjūdis ir buvau didžiajame mitinge viršuje estrados, aš labai daug mačiau, labai daug tų visų ten disidentų, visko, visus ten pažįstų mačiau, čia pas mus namie lankėsi tos aukščiausios tarybos nariai ir taip toliau ir panašiai. Tačiau tai, kas dabar vyksta, tai yra truputėlį jau viršūnė. Ir jeigu aš jums paviešinau pabandymą užmušti, kaip mano vardu buvo klastojamas ir naikinamas testamentas, kas iš viso protų nesuvokiama, nes tai nesukelia jokių teisinių padarinių suklastoti testamentą tam, kad nueiti jį panaikinti, tik tai tu suklastoji įrašą pas notarą, kad tu panaikinai tam žmogui testamentą, paties testamento niekur nėra ir tu paskui ištrauki ir mosikuoji. Pažiūrėkite, kaip jie nepasitikėjo, testamentus naikino. Ir čia tas visas KGB klanas, jie turi tokių šlikščių metodikų, bet šitas, kad eiti už mane, aš pirmą pagalvojau, kad šiaip sau žinai daro įrašus, plaunasi pinigus, bet paskui aš pajutau, kad čia gali būti apie operaciją ir reabilitaciją kažkokio žmogaus, kuris apsimeta manim. Tai čia yra labai dideli pinigai. Ir po to tu nežinai, kad kažkas darosi operacijas ir pavyzdžiui, žiūrėkit, kokie nusikalstami tikslai gali būti šitokio veikimo. Tu, tarkim, neturi pinigų ir nesusimoki PSD. Ir jeigu nors vieną dieną nėra PSD ir pavyzdžiui, tą dieną tu atseit daraisi operaciją, tu iš savo kišenės mokėsi visus 60 000. Arba už reabilitacijas, arba ten tas, kuris apsimeta manim, važiuos į sanatorijas. Ir čia yra labai žiaurus dalykas, nes tu nežinai, kad tu daraisi operacijas, ne? Jie skaičiuoja, kad vis tiek gal čia kažkaip gausis, nes čia tie apsimetantis žiūrovais, jie apsimeta, jie čia nieko nesumeta, čia nebus tų pinigų. Jie skaičiuoja, kai nebus pinigų, nesusimokės to PSD. Ir įsivaizduokit, nesusimoki PSD ir tu daraisi operaciją. Ir tau atsiunčia sąskaitą 60 000, tave paduoda į teismą ir tu paskui įrodinėk, kad tu ne asilas. Ir tada tu ten bilinėjasi, kaip jie apskaičiavę, tada atseit miršta mano ten tie artimieji, kur turi turto, tada nukreipia tą sumą. Čiagi mafija visiška. Į turtą ir pasiima tą sumą už tą operaciją, kurios aš nesidariau, o mane dar užmuša, suprantat? Negi sakė, ritualinė auka. Tai aš dabar viską pranešiau, kad meniskas yra labai brangu ir visos konsultacijos dėl menisko yra brangu. Ir va šiandien atsirado šitas įrašas, kad aš ne į Maksimai, aš dar patikrinau, ką aš veikiau tuo metu, tai kad aš ne į Maksimai ir ne į vaistinę ten einu, praleidinėjau pinigus, aš ten tą dieną siaubingai daug pinigų išleidau dieną prieš, kitą dieną. Tenais prisipirkau visko ir buvau rokuose 100%, niekur aš iš rokų nevažiavau ir pas jokius ortopedus, pas nieką, pas chirurgus, tuo labiau Kauno miesto poliklinikai, kur aš neprisirašius, aš nebuvau. Ir galima visą laiką, ką žmogus veikia, pagal banko sąskaitą pasižiūrėti, ką žmogus veikia, pasižiūri, viskas aišku, aš tada
Su pilna kuprinė, atsimenu, tempiausi maisto ir dar 2 kartus net ėjau į vaistinę, pirkausi visko. Buvo labai fainos dienos buvo. Nes aš tada patraukiau per dantį rėmėjus, kur atsiųsk nuorodą, mes pasinagrinėsim. Ir aš parašiau, sakau, dar nehaliavai sėdi ir dar nuorodą aš tau atsiųsiu, pasinagrinėsi. Nu ir tada sumetė biški žmonės kažkaip tai. Nes sakau, čia jau viršūnė iš viso, nemokamai sėdėti ir žiūrėkite, jie dar operacijas darosi mano vardu. Ir jie paskui sako, mes eisime vatą, užmušim. Pati didžiausia vata yra šitie nusikaltėliai, šitie dokumentų klastotojai, šitie svolačiai prakeikti. Ir čia yra labai baisu. 2005 vasario 6 rašo poliklinika, kuri mane pasiuntė ant 3 raidžių, kurios nabašnikė, kur pati nusižudė, buvo psichikos ligonės, agresyvi baisiausiai. Rašinėjo nesąmonės, aš vakar radau, susėmė už galvos klėdėsius, rašinėjo, pasidarė savo galą, jie tą nabašniką po šiai dienai gina. Tai čia nabašniko gynybos priemonės daryti nusikaltimus, tai jie save laiko šventaisiais, kurie šitaip daro. Tai duok Dieve, kad čia tik tai suklastota konsultacija, o jeigu čia nueita iki menisko operacijų, čia yra baisinės kainos. Ir kam tas mano asmuo, kokį jie čia turi žmogų, asmenį, be dokumentų? Be dokumentų kažkas čia eina. Gal pabėgėlis, gal dar kažkas tai. O gal šiaip, sakau, ta schema, kad darysim operaciją, o gal nesusimokės PSD, tada mes iš jos pareikalausim. O tu paskui įrodinėk, kad tu nepasidarė operacijos. Atspausdina papirūkus, pristato į teismą. Teismai iki papirūkų skaito. Neklauso nieko, ką žmogus sako. Kaip ir tas durnius, kur liepia mane sumušti. Kažkoks aparatas. Nėra jokio spaudimo. Nėra jokios. Tai man tą tokį, kur reanimacijose tampytis, ane, ant ratukų, tokį aparatą, tada jau tikėsi, bepratitu. Aš tiesiog nežinau, dar išsiskaičiau, kaip tos vaistus gert, pasirodo, tai nėra kažkoks tai smūginis, tai yra labai geras nuo hipertenzijos ir su širdies tuo nepakankamumo. Tai va, kur gydytoja neparašė, bet gal net speikis arba aš, šiaip galima nusipirkti. Nors hipertenzija, kai yra, tai priklauso su kompensacijom, bet neparašė man, nes nepripažįsta, kad man reikia stiprių. Pas mane prasidėjo nuo kraštutinės ribos, o ne nuo pradžios. Mane prasidėjo nuo kraštutinės, aš, kadangi tėvas širdininkas, žinojau, ką valgyti, ko nevalgyti ir kaip gyventi, ir vengiau durnų žmonių, ir tada sugalvojo serialą, tą tėtės žudimo, tas baisus serialas, ten tą serialą atlaikėme ir dabar klijuoja. Man sakė tas durnius, kad kažkoks man nerimas, tai nerimas patologinis yra, kai žmogui be priežasties, ne, jis neturi jokios priežasties. Nerimauti yra normali sveika būklė, ten dėl tėtės, ten sunkiai serga, pergyventi. Tai yra emocija, emocijos nėra liga, suprantat? O visi, kai man aiškino, akis draskė, kaip nerimas sutrikimas. Sakau, eik tu pats ir konsultuokis. Jiem visiems reikia, va šitiem, kurie padarė įrašą, kad jie mane mato kabinete vasario 6, 17, 13, juos skubiai reikia gydyti, jeigu žmonėm vaidenasi, jie atsidaro, kas iš viso leido prisijungti prie sistemos, jeigu jie nėra mano gydytojai. Jeigu tai nėra mano įstaiga, kaip jie galėjo atsidaryti mano paskyrą, apskritai tikrinti mano draustumą. Tikrino draustumą parą prieš beveik mano tariamą vizitą, pasitikrino draustumą, tada sugalvojo, kad aš apsilankiau, bet neparašyta pas ką apsilankiau. Apsilankiau ir tada nukreipė pas chirurgą Mindaugą Šlepiką. Gyvenime tokio negirdėjau. Žinau kardiologą Šlepiką. Bet čia žinokit, šokas, man dabar jau reikia, aš dabar papusryčiavau pirmą kartą, nes su šitais durniais užsiėmiau, čia reikėjo skambinti, rašyti, nes nekels išrašų, nekels, o dabar va išlindo žibutės, dėl ko menisko nekėlė. Skydliaukės nekėlė, skydliaukė pasiskaičiau, idiotai toj poliklinikoje darė man daugiamazgę, klastojo, kad čia viskas blogėja, gerėja, pas mane kai kurios ligos gerėja. Nes aš žinau, kaip gydytis, aš geriu daugelį metų nakvišų aliejų. Aš labai daug pinigų išleidžiu papildams ir man gerėja. Ir tada aš neleidžiu drabužiams, tašiams, ten niekam neleidžiu, yra idiotų, kas gal tyčiojasi. Jei žmogus prasčiau atrodo, gal jisai kažkur kitur išleidžia pinigus.
Gal jam yra akcentuacija, aš viską skaičiuoju buteliukais, o šitą galėsiu nusipirkti, šitą galėsiu nusipirkti. Jeigu jūs gersite nakvišo aliejų kiekvieną dieną, jums nepasidarys jokie gužiai, jokie augliai nepasidarys. Va dabar pasižiūrėjau, sumažėjo. Buvo padidėję, sumažėjo, nes kiekvieną dieną geriu nakvišo aliejų. Jisai kiekvieną dieną brangsta, jisai brangsta ir brangsta. Bet jeigu jūs užsispyrę kažką tai profilaktiškai darysit, žinokit, ir pagerės. O jų visa sistema, kad atseit, jeigu žmogui labai daug ligų, jam tik tai turi blogėti, jam visą laiką tik tai blogės ir va jau to jis numirs arba mes jį užmušim, tai mes pasidarysime menisko operaciją ant jo vardo. Tai neduok Dieve, kad čia yra tiesa. Tai jeigu čia yra tiesa ir jeigu norės tirti, jeigu ligonių kasos nenorės mėtyti pinigų kažkur po 60 000 į šonus, tai čia bus labai įdomi istorija. Ir mes palaukim. O gal nieko nebus, gal jie vieni kitus pridengs. Gal tai yra nusikaltėliai sėdintis. Įsivaizduokite, valstybės įstaigose sėdi. Tai kiek tokių atvejų yra, kiek mes nežinome. Kiek mes nežinome, kiek yra visko padaroma.